Dažnai renkantis sodo techniką daroma viena klaida – pasirenkama ne pagal poreikį, o pagal kainą ar tai, kas tuo metu atrodo patogiausia. Rezultatas paprastas – technika neatitinka lūkesčių, darbas užtrunka ilgiau, o vietoje patogumo atsiranda nusivylimas. Todėl svarbiausia suprasti, kas iš tikrųjų tinka jūsų sklypui ir darbams. Lankavos technikos centre padedame suprasti, kuo skiriasi sprendimai ir kas iš tikrųjų tiks jūsų situacijoje. Pirmas dalykas, į kurį verta atkreipti dėmesį renkantis vejos paimo techniką, yra sklypo dydis. Jei sklypo plotas nėra didelis, manau, pakaktų ir vėjapjovės. Vėjapjovės būna įvairios – elektrinės, akumuliatorinės, benzininės. Elektrinės skirtos paprastesniems darbams, akumuliatorinės suteikia daugiau laisvės, jos lengvesnės, tačiau jei plotai didesni, reikia daugiau galios, didesnio darbo našumo, siūlyčiau rinktis benzininės žoliapjovės. Jeigu plotai didėja, keičiasi ir sprendimas. Tokiam atveju siūlyčiau rinktis traktoriukus, nes su traktoriuku darbas bus pasiektas tikrai daug greičiau, daug efektyviau. Jeigu teritorijos nėra lygios, būna aukštos žolės ir panašiai, siūlyčiau rinktis galingesnę techniką. Tuo tarpu mes prekiauname būtent traktoriukais skirtais aukštai žoliai. Na ir jeigu norima dar didesnio, efektyvesnio darbo, siūlyčiau rinktis nulinio apsukimo traktoriukus. O dabar paprastas klausimas. Ar norite pjauti žolę patys? Jei ne, yra sprendimas – vejos robotai. Tai sprendimas tiems, kurie nori nuolat gražios vejos, tačiau neturi tam pakankamai laiko. Kaip žinia, robotai dirba reguliariai, savarankiškai, pastoviai, dėl to veja visada atrodo gražiai. Svarbiausia pasirinkti robotą tinkamą modelį pagal sklypo plotą. Veja – tik dalis darbų. Dažnai problema atsiranda ne su pačia veja, o su detalėmis. Pakraščiai, vietos aplink medžius, aplink krūmus, aplink įvairius augalus. Ten, kur sunku prieiti su didelė sodo technika, visada iškyla kliūčių prižiūrėti tos plotus. Šitoje vietoje geriausiai pasiteisintų tremi. Jie leidžia tiksliai ir greitai sutvarkyti tai, ko nepavyksta padaryti su vėjapjove ar traktoriuku. Grandininiai pjūklai naudojami tiek šakų genėjimui, tiek rimtesniems medienos darbams. Akumuliatoriniai sekatoriai leidžia dirbti greičiau ir patogiau, ypač kai darbų daugiau. Taip pat siūloma technika skirta konkretiems sezoniniams darbams. Motoblokai padeda paruošti dirvą, vejos aeratoriai pagerina dirvožemio būklę ir padeda vejai augti stipriau. Sniego valytuvai palengvina žiemos darbus. Kad technika tarnautų ilgai, svarbi ir jos priežiūra, todėl Lankavoje rasite visus reikalingus priedus – tepalus, pjovimo peilius, pjūklų grandines, valus ir kitas eksploatacinės dalis. O jei įrankio reikia tik retkarčiais, nebūtina jo pirkti. Lankavoje galima išsinuomoti įvairią sodo techniką, tai kultivatoriai, aeratoriai, gyvatorių žirklės, generatoriai ir kita sodo technika. Tai labai patogus būdas, leidžiantis atlikti darbus tik tada, kai reikia ir be jokių papildomų investicijų. Nemažiau svarbus aspektas – servisas. Mūsų įmonėje atliekame atstovaujamų prekinių ženklų tiek garantinius, tiek po garantinius aptarnavimus. Dirbame su tokiais žymiais prekių ženklais kaip John Deere, Alco, Castle Garden, Bosch, Makita ir kitais. Šiemet įdiegėme naujo prekybinio ženklo DCK įrankius. Taip pat atliekame įrankių priežiūrą ir galandame pjūklų grandines. Lankavos technikos centre rasite ne tik sodo techniką. Siūlomas platus asortimentas – kopėčios, generatoriai, malkų skaldyklis, tvorų įrengimo sprendimai, metalo gaminiai bei dekoratyviniai elementai. Nesvarbu, ar ieškote technikos pirkimui, nuomai ar tiesiog profesionalaus patarimo. Mūsų komanda padės išsirinkti tai, kas iš tikrųjų tinka jūsų situacijoje. Apsilankykite Lankavos technikos centre arba sužinokite daugiau internete lankava.lt.